Sveiki, Umberto, Raimonda ir Laura. Smagu, kad atvykote. Pati esu labai smalsiai nusiteikusi ir nekantrauju išgirsti jūsų mintis apie demokratiją ir pilietiškumą. Ir pati turiu tokį lūkestį išsinešti naujų pamastymų. Ir tai yra antrasis tinklalaidės epizodas. Pirmąjį esame jau nufilmavę ir patalpinę. Daugiau kalbėjome apie... Tai gal dar pridėsiu, kad mes minime Europos jaunimo savaitę šiuo metu vykstančią, dėl to filmavome pirmąjį podcastą ir filmuojame dabar antrą. Pirmojo podcasto metu kalbėjome apie pozityvius ir mažiau pozityvius teiginius, su kuriais susiduria jaunas žmogus. Ir aptarėme, nesakyčiau, kad begalę, bet keletą skirtingų. Kalbėjome ir ar tas jaunimas Lietuvos yra laimingiausias pasaulyje, paneigėme, kad vyraujančius stereotipus apie gap yearą ir darbo keitimą, bet šiandien kalbėsime daugiau apie aktyvų dalyvavimą demokratinėme gyvenime. Galbūt net panagrinėsime bendrus taškus tarp sąvokos jaunimas ir pilietiškumas. Pakalbėsime apie sėkmės istorijas ir ES programos suteikiamą naudą. Tai būtent, kai kalbame apie pilietiškumą, bendruomeniškumo jausmą ir panašiai. Ir kviesiu jūs prisistatyti, galbūt norėdama pasilengvinti darbą savo, bet ir tuo pačiu nenoriu susiaurinti jūsų veiklų spektrą. Todėl Umberto. Tai sveiki, esu Umberto Masi. Šiuo metu einu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidento pareigas, esu jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, studijuoju antrame kurse Vilniaus universiteto filologijos fakulteto klasikinių studijų programoje ir laisvalaikiu mėgstu kalbėti ir domėtis apie tai, kaip būtų galima labiau sudominti jaunus žmonės ir ne tik jaunus žmonės politika, politiniais procesais ir įsitraukimu į visuomeninės veiklas. Nes kadangi aš jaučiuosi labai smagiai, galėdamas įsitraukti ir turėdamas bendruomenės įvairias, kurios domisi ir jiems rūpi politiniai klausimai, ne tik tie, kurie liečia juos tiesiogiai, bet ir aplinkinius, kurie tiesiogiai galbūt jų pačių neliečia, bet ir atrasti būtent tai, kas gali paskatinti mus visus labiau rūpinti savo aplinką. Nes esu įsitikinęs, kad būtent tai veda prie geresnės aplinkos visiems. Aplinkos ne tik fizinės, bet ir vidinės. Iš eilės. Tai sveiki, esu Raimonda. Šiaip šiuo metu esu jaunimas yra prezidentė organizacijos, tuo pačiu užsiimu įvairią visuomeninę veiklą būtent Lietuvoje, ypatingai regione. Tai šiuo metu tas didžiausias turbūt fokusas yra nukreiptas į vyresnius jaunus žmonės ir jų įtraukimą, bet iš principo ta visuomeninė veikla vyrauja pas mane gyvenime daugiau negu 10 metų, tai aš irgi ir jaunimo reikalų taryboje buvau ir Lijoto struktūrose, tai to prisidėjimo buvo įvairiapusio. O šiaip gyvenime šiuo metu dar esu Fizinių technologijos mokslų centro doktorantė, tai užsiimu mokslinę veiklą, chemijos doktorantūros studijas baiginėju, chemijos mokytoja dar dirbu, tai žodžiu, tas spektras veiklų yra labai platus pas mane. Čia? Tai šiuo metu esu prezidentė būtent Erasmus studentų tinklo Lietuvoje. Taip pat kol kas nestudijuoju, pasibaigiau bakalaurą, teisės bakalaurą Riomerio universitete. Tai šiuo metu esu tiesiog dirbanti, bet savaitgaliais, kaip Umberto minėjo, mėgsta kalbėti ar ne, tai pas mus panašiai atrodo mūsų savaitgaliai. Keliaujam su studentais, su savanoriais, šnekam, bandom ugdyti ateinančias kartas būtent į savo tas organizacijas. Taip, jeigu trumpai, tai tiek. Tai gal ir aš tada savo ruoštų prisistatysiu. Ieva Rakauskaitė, dirbu jaunimo reikalų agentūroje, Erasmus Plus ir Europos solidarumo korpuso programų komunikacijos koordinatorė. Tai tiek būtų apie mane. Ir pereisim tada prie klausimų. Ir tokį, kaip ir žinodama atsakymą, bet vis tiek norėčiau paklausti jūsų visų, ar save laikote pilietiškai žmonėmis ir jeigu taip, pagrįskite, būtų įdomu sužinoti,
kas tas pilietiškumas, kas jis jums yra. Tai gana platus klausimas, aišku, bet tikrai kviečiu galbūt pradėti, kas jau turi susidėliojęs mintis. Tai aš manyčiau, kad jau faktas, kad mes čia sėdime vienokia ar kitokia forma, leidžia mums sakyti, kad bent truputėlį pilietiški esame. Tai manau, kad šitą testą mes sėkmingai įveikėme. Man pilietiškumas yra bendrai rūpestis savo aplinką. Ką turiu omenyje sakydama savo aplinką, tai įsitraukimas į klausimų ar problemų sprendimą įvairiausiose bendruomenėse, kuriuose esi. Tai yra, ar tai būtų savo artimiausioje erdvėje, toje pačioje šeimoje, galima būti pilietiškais, manau, įvairiomis formomis, galima kitaip pavadinti, gal tiesiog rūpesčiu artimaisiais, bet vienokia ar kitokia prasme aš traktuočiau pilietiškumą kaip dalyvavimą ir nebijojimą išreikšti savo nuomonės. Paprasčiausiai. Tai galima ir pradėti mąstyti nuo to, kad štai pilietiškumas yra dalyvavimas rinkimuose ar diskutavimas su savo bendramžiais apie politiką, politinius procesus, bet sakyčiau, kad jeigu mes pradedame nuo tos vietos, konkrečiai tariant nuo politikos, mes darome truputėlį klaidingą prielaidą, nes pilietiškumas prasideda nuo daug anksčiau. Politika yra aukščiausia pilietiškumo raiška, kuomet jau mes ateiname ir išreiškėme savo nuomonę demokratiniuose procesuose, kai turime galimybę rinkti savo atstovus ir atstovės į skirtingas institucijas. Tai pilietiškumas labai vairias formas gali turėti, sutvarkyti savo aplinką, rūpintis kitų žmogumi įvairiausiose aplinkose. Tai bendrai tariant, rūpestis savo aplinką ir ne tik rūpestis, teorinis, ir štai man rūpi, aš mąstau, atsisėdęs savo krėslę, sofoje, knygą skaitau, mintiju apie tai, kaip čia dabar yra aplinkui blogai, bet be tos minties, žinoma, reikia ir aktyvaus veiksmo. Tai tokia būtų mano požiūrių lygtis, tai yra mąstymas, veiksmas ir to veiksmo plėtra per skirtingus lygmenis. Tai yra šeima, artimiausia bendruomenė, būtent regioniniam lygmenyje, lokaliam lygmenyje ir po to valstybiniam. Žinoma, jeigu norime dar labiau stengtis, tai ir tarptautiniam lygmenyje. Bet labai įdomu, ačiū, nes kartais atrodo norisi sakyti, jeigu pilietiškas, tai tada tai rinkimai dalyvauti ir panašiai. Atrodo, kad ta sąvoka tada tampa lyg siauresnė ir labai smagu girdėti ir kitus būdus apibūdinti pilietiškumui. Tai galbūt Laura, Raimonda, turit dar kažkokių įžvalgų? Aš tai gal tik papildyčiau, kad iš principo tai sakyčiau, kad pilietiškumas man iš vis yra ryšys tiek su valstybė, tiek su bendruomenė. Ir tas ryšys yra įtakoje to, jog aš iš tikrųjų kažką darau tam, kad pakeiščiau ir sukurčiau geresnį pokytį, geresnį rezultatą. Tai Umberto irgi labai gražiai pasakė, kad turi būti ne tik galvojimas, bet ir turi būti veiksmas, bet tas veiksmas reikia suprasti, kad jis irgi gali būti labai labai įvairiomis formomis ir prasidėti gali taip ir nuo šeimos, ir nuo mokyklos, ir vėliau ir nevyriausybiniam sektoriui, ir politikoje, bet iš principo gali tai būti ir smagus formatas, nebūtinai tik galvoti apie rinkimus ir kad čia tik tai einu į politiką ir labai struktūrizuotai galvoju apie ten ateitį, karjerą ir taip toliau. Bet apskritai, kad aš galiu įsitraukti į valstybės gėrio kūrimą, galiu įsitraukti į įvairių švenčių aktualizavimą, galvojimą, planavimą, mūsų atributikos gerbimą, naudojimą irgi. Tai ta prasme įvairiais lygmenimis mes galim prie to prisidėti ne tik žinodami ten savo istoriją ir pareigas, bet iš principo ir tais minkštesniais dalykais. Ačiū, Raimonda, Laura. Aš dar pabaigai tik tai, kad pridėt, nes būtent. Tai aš galbūt iš kitos pusės, ar ne, kaip Raimonda paminėjo, kad ir prisidėjimas prie švenčių, ar ne, prie atributikos, tai iš tos pusės, sakykim, iš tarptautinės pusės, ar ne, kai mūsų studentai išvažiuoja mainų programoms kitose valstybėse, pati irgi turėjau galimybę išvažiuoti, tai tiesiog tas bendruomenės jausmas, ar ne, Liepos 6 mes visi susirenkam su vėliavom, giedam himną visi kartu grupė. Tai tiesiog yra tas toks nerealus jausmas, kai mes matom, kad mes esame visi aktyvus, mes esam čia kartu, mes esam ta bendruomenė, dėl kurios mes ir stengiamės. Ir tokį pabaigai, iš vienos Europos Sąjungos institucijų tokia citata buvo, kad aktyvus pilietiškumas yra mūsų visuomenės klijai.
būtent tai, kas ir laiko mus visus kartu ir skatina veikti daugiau ir toliau. Labai gražu. Ir tada iškart judėsiu prie kito klausimo, tai yra apie, nes dabar mes kalbame apie pilietiškumą, kas tai yra, bet klausimas yra, ar galima mokytis to pilietiškumo ir demokratijos, ar tai yra išmokstama, ar tai yra kažkas, su kuo gimstame, arba kaip jūs tada patys to mokėtės, arba galų gale nusprendėte kažkurią tai dieną, kad taip, aš esu pilietiškas žmogus. Aš galiu pasakyti, kad manau, jog tikrai mokytis galima, negimstam, aš manau, su tuo visiškai, bet prasideda tikrai nuo šeimos. Ir šiaip aš pasižiūriu ir anksčiau, kaip stebėdavau jaunus žmonės iš šonų, taip labiau kartais būdavo. Labai akivaizdžiai matai, kur vaikas ar jaunuolis šeimoje turėjo labai stiprius pagrindus, kur tėvai kartu, nežinau, vedžiojosi šventės, kartu pasakojo, aiškino, kas ir kaip ir kodėl vyksta. Tai, ta prasme, tas jų vertybinis pagrindas dažniausiai jaučiasi, kad yra tvirtas labai ir tas jų pilietiškumas labai gražiai tada pasireiškia, bet na, tai aišku, tai kaip čia ne vienareikšmiška, jog jeigu tavo šeimoje nebuvo tokių vertybių arba, ta prasme, nebuvo tokių tradicijų ir aiškinimo, tai vis tiek visom kitomis platformomis tu tikrai gali tapti irgi pilietišku ir pajusti, kas tai yra ir tapti labiau įsitraukusiu į tą valstybės valdymą, į bendruomenę. Tai pilietiškumo pamokos antrasis žingsnis tikriausiai yra irgi mokykloje ir mokyklos bendruomenė irgi kaip jinai su tuo dorojasi. Na ir žinoma visas mūsų nevyriausybinis sektorius ir visa kita, tai manau, kad tie dalykai tikrai gali padėti. Man pačiai turbūt didžiausias lūžis ir buvo būtent įsitraukimas į nevyriausybinės organizacijas. Tai aš kadangi įsitraukiau, kai man buvo 13-14 turbūt, tai tuo metu irgi labai stipriai pradėjom įsitraukti ir apskritai, aišku, tuo metu aš irgi tą pilietiškumą turbūt supratau ne taip, kaip dabar suprantu. Ir tuo metu mes ten gal 2011 kokiais buvom, pradėjom ir pirmasias ten akcijas daryti ir ten su vėliavom vaikščioti ir pirmą kažkokią tai akciją ten darėm, kur kėlėm šumą, kaip pasakau, mieste. Tai iš principo ir buvo tas jausmas, kad mes darom, nes mes norim kažką pakeisti, bet aišku, po to viskas vystys ir į tai, kad ta bendruomenė, kur yra būtent nevyriausybinėse organizacijose, visi tie ir dabartiniai mano draugai, iš tikrųjų tos tradicijos ten eiti ir minėti ir tas šventes, ir tos bendruomenės jausmas ir tas supratimas, kad valstybė ir valstybės ateitis tau yra svarbu, tai labiausiai per šitą prizmę, man atrodo, man ir įsiskiepijo ir vis dar gyvuoja manį. Tinku, nes aš manau, kai įsitraukiau organizacinę veiklą, net nežinojau, kad esu pilietiška. Man atrodo, kad tai darau tiesiog tam, kad būčiau su savo draugais, atrodo, kad įgyvendinam geras idėjas ir tiesiog turiu veiklos po mokyklas. Ir tik po to, kai mąstau ir galvoju, ką mes ten veikiam, toks ateina suvokimas, kad kiek daug tame pilietiškumo, bendruomeniškumo ir viso kita, tai noriu tiesiog pritarti. Aš gal pridėčiau, kad taipogi, kad, sakyčiau, tas link pilietiškumo, demokratijos yra pastovus mokymosi procesas. Tai mes negimstam su tuo ir tikrai neišmokstam to per vieną dieną ar per vieną pamoką, sakykime, ar ne? Tai tiesiog kiekvieną dieną mes išmokstam kažko naujo, kažkokią naują patirtis, kažką naujo išgirstam, jau priverčia mus kitaip pasižiūrėti į tam tikrus klausimus ar tam tikrą situaciją. Tai irgi tiesiog pritarčiau, kad mokykloje, ar ne, tas švietimas, sakyčiau, vienas iš pagrindų, ar ne, nes jie mums tos pamatus suteikia. Jie paaiškina, kas yra ta demokratija, bent jau preliminariai, bet tai padaro. Kas yra politika, kas veikia, koks yra procesas, bei visos tos užklasinės veiklos. Aš dabar irgi, sakyčiau, pritarčiau Ievai, kad, man atrodo, gal 13 metų prisijungiau prie jaunųjų policijos rėmėjų būrelio. Tai prisijungiau vien dėl to, kad man buvo įdomu pasižiūrėti, ką veikia policijos pareigūnai, kaip jie prisėda prie mūsų gerovės, ar ne, ir pagalvojau, kodėl aš negalėčiau to pabandyti. Bet tuo metu aš tikrai negalvojau, kad aš esu pilietiška. Aš tiesiog prisijungiau, nes man atrodė įdomu, visai smagu tikrai ir pasivažinėti su policija, ir pasižiūrėti. Bet tai, kad mes ir veikėm, mes renginiuose dalyvavom ir tą tokią vadinamą apsaugą suteikėm. Leido sirenas įjungti. Leido. Atokiau, bet leido. Tai kad ir patys paprasčiausi dalykai mūsų tuose mažesniuose kaimeliuose, ar ne, atšvaitus dalinam vaikams, suaugusiems,
patys paprasčiausi dalykai, bet tuo metu aš nežinau, kad čia pilietiškumas būtent taip ir yra vystomas. Dabar atgal pasižiūrėjus, žinoma, jau matau, nuo kada prasidėjo, ar ne? Ir vėliau universitetas suteikia begalę galimybių, tiek, aišku, paskaitos įvairiausi seminarai, bet taip pat ir ta užklasinė veikla, organizacijos kaip ELSA, sakykime, teisės studentams, ISN kaip Erasmus studentų tinklas, įvairiausi, kad ir tie patys šokiai, ar ne? Mes turim tautinius mūsų liaudinius šokius. Tai taipogi yra kažkoks tas mūsų pilietiškumas, mes rodom savo kultūrą, sakykime, savo gerybės. Tai būtent ten viskas prasideda, viskas vystosi ir pasijungus su tas mūsų organizacijas, tiesiog aš sakyčiau, mes turim tą galimybę pasižiūrėti, galbūt šiek tiek mažesnių mastų, bet būtent kaip vyksta tas demokratiškumo procesas, kaip mes balsuojam, kaip mes renkam prezidentą, kaip mes renkam vadovą, valdybą, kaip viskas vyksta, kad kiekvieno balsas yra svarbus. Nesvarbu, iš kur tu esi, ar kaip tu atrodai, ar nežinau, ar ką tu studijuoji, kiek tau metų, bent jau organizacijai. Tai va, tiesiog, kad būtent iš tos pusės mes ir ugdom tą pilietiškumą, ir tai kiekvieną dieną kažkas naujo, kažkas daugiau, kažko geriau ir taip ir tęsim. Ar dar turi ko nors papildyti? Tai be abejonės manau, kad pilietiškumas arba bet koks dalykas, kuris yra visuomenėje susitarimo pagrindu grįstas, negali būti įgimtas. Tai lygiai taip pat mes galime pasižiūrėti į skirtingas valstybės, kuriuose visuomenės ir piliečiai įsitraukia aktyviau. Tai nėra dėl to, nes jie stebuklingai turi genuose savo didesnį demokratiškumo laipsnį ar procentą. Tai be abejo, man atrodo, kad Raimondos ir Lauros mintys būtent susijusios su aplinka, kurioje mes augame, su aplinka, kurioje mes atsidūrėme besimokydami mokykloje, įsitraukdami arba neįsitraukdami, nes ir neįsitraukimas yra svarbi dalis suvokimo ir supratimo, kaip veikia demokratija ir politiniai procesai ir veiklos organizacijose. Tai iš tikrųjų labai nėra įmanoma nesutikti. Galbūt reikėtų pabrėžti vieną dalyką, kuris man atėjo į galvą atsispiriant nuo praeito klausimo ir minčių išreikštų. Tai būtent pilietiškumo kūrimas nėra tik tais rinkimai. Yra labai bazinis apibrėžimas ir įsivaizdavimas, kad tik per rinkimus tavo nuomonė yra svarbi. Pirmiausia, aišku, dar reikia sutikti, kad nuomonė yra svarbi, nes didelė dalis visuomenės ir galbūt ir jaunų žmonių netgi, net ne galbūt, ir jaunų žmonių galvoja, kad mano balsas yra nesvarbus. Ir jau net to paties pamatinio klausimo savo kasdienybėje nemato. Tai labai sudėtinga manyti, kad jeigu tarp rinkiminių ciklų jauni žmonės neturės įpročio ar susiformavusių gebėjimų ir žinojimo apie tai, kad reikia eiti balsuoti, reikia daryti kažką kur kas daugiau negu balsavimas, kad būtum išgirstas, tai tada, manau, akivaizdu yra, kad čia yra mūsų bendro darbo, bendro įsitraukimo ir kūrimo tų normų, tų taisyklių, tų praktikų, kurios leistų įsitraukti ir ugdyti, nepriklausomai kokioje tu būtumai erdvėje. Tai erdvė turiu mintyje, sakydamas, ar miestą, ar vietovę, kurie esi gimęs, ar socioekonominę padėtį, iš kurios esi kilęs. Tai čia yra, manau, svarbiausias dalykas, kad aš, pavyzdžiui, pats įsitraukiau vėlokai pakankamai, čia girdėjau 13 metų, aš pradėjau dalyvauti, pirmas toks prisilietimas buvo jaunųjų politologų mokykla, TSPMI Korporacijos Republika organizuojama, ir tada aš susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo organizacijose, ir po to jaunimo Europos komanda prisijungiau, tada Lietuvos liberalų jaunimą, ir po to štai toliau veikiu ir su savo bendraminčiais, ir ne tik bendraminčiais, ieškome būdų, kaip užtikrinti didesnį įsitraukimą. Tai be jokios abejonės įprotis, praktika ir dar kartą praktika yra tai, kas leidžia mums tapti pilietiškais ir tapti žinančiais, nes nėra iš ankstinio žinojimo niekur, juo labiau šiuo klausimu. Ačiū, Humbertai. Kalbėjom dabar apie pilietiškumą, bet labai gal apkalbėjome, kas tai yra, kodėl tai svarbu, bet norisi sužinoti, kokių yra tų gerųjų pavyzdžių, su kuriais jūs patys esate susidūrę ir galėtumėte pasidalinti su tais, kurie dabar mūsų klausosi.
gerųjų pavyzdžių apie įsitraukimą, ar ką turite mintyje tiksliai? Tai būtent apie pilietiškumą ir įsitraukimą. Na, pavyzdžiui, Raimonda, aš tikrai norėčiau išgirsti apie jūsų solidarumo projektą šiuo atveju tada irgi, nes aš manau, kad tai yra labai geras pavyzdys. Tai galiu ir pradėti. Tai šiaip aš asmeniškai turėjau labai daug skirtingų pavyzdžių, iš principo. Vienas dalykas, kad ir tos mažos veiklos, tokios, kurias su bet kuria ten jaunimo organizacija, nes aš irgi keliose veikiau ir iki dabar, tai mes tikrai darydavom įvairių akcijų, kurios būdavo tokios galbūt ir trumpalaikės, bet jos ir suvienydavo, ir suburdavo, jos būdavo orientuotos į tam tikrus ten, tarkim, ir valstybinius pokyčius, politinius pokyčius, į kataklizmas įvairias ir panašiai. Tai ta prasme tas aktyvus reagavimas ir tavo nešimas žinios ten miestui, bendruomeniai, jaunimui visada būdavo labai svarbus. Tai aš čia labai konkretaus gal pavyzdžiui net neišskirčiau, bet šiaip mes su jaunimas irgi labai daug įgyvendinom tikrai ir ne vieną tą solidarumo projektą ir dalyvavimo projektų, tai iš principo tų projektų buvo įvairių, bet didžiąją dalimi jie vis tiek buvo sutelkti į tai, kad mes norim suaktyvinti jaunus žmonės, jog jie regione ypatingai veiktų ir būtų aktyvesni ir darytų dalykus, ta prasme, ir įsitrauktų ir darytų pokytį ir besirūpindam ir savim ir galėtų rūpintis aplinką, tai buvo įvairių projektų ir emocinės sveikatos ir apskritai dalyvavimo diskusijų, įsitraukimo ir taip toliau. Na, o paskutinis turbūt tas jau toks tiesioginis, nukreiptas visiškai pilietiškumą, tai buvo projektas Balsuojam. Tai čia kartu ir Lijotas irgi prisidėjo, tai mes kalbėjom apie tai, kad balsavimas nuo 16 metų, kas tai yra, apie ką tai yra. Ir mūsų mintis gimė iš to, jog mes atėjom tie žmonės, kuriem balsavimas nuo 16 atrodo labai reikalingas. Ir pradėjom kelti klausimą, iš tikrųjų, kiek jis yra reikalingas apskritai jauniems žmonėms, nes galvom, kad galbūt mes tik tam savo burbule gyvenam, galimai taip ir yra, bet nors aišku, mūsų ta prasme yra atlikta tas simuliaciniai rinkimai ir dabar Umberto galės gal papasakoti apie naują būsimą simuliaciją irgi, tai pasižiūrėsim irgi, kaip skirsis rezultatai, ar bus panašus, bet iš principo, aišku, tikrai didžioji dauguma pasakė, kad norėtų balsuoti nuo 16 metų, nes simuliacija dar 16-mečiams, 17-mečiams. To projekto rėmuose ir iš tikrųjų projekto metu mes įtraukėm 5 miestų atstovus, kurie irgi mokėsi to pilietiškumo įvairiom tom formom. Tai ta simuliacija, pabandymas balsuoti buvo viena iš dalių, o šiaip buvo į konkrečiai susitikimų su mokyklom, diskusijų, įvairių žaidybinę formą, pabandymų, ta prasme, padiskutuoti, kaip mes galim prisidėti prie sprendimų priėmimo, kaip tas jaunas žmogus net ir neturėdamas balsavimo teisės, ką jis gali daryti, kaip jis gali atstovauti savo nuomonei, kaip jis gali padaryti pokytį galbūt ir savo mokykloje pradedant, bet ir šiaip apskritai mieste, ką galima pakeisti, kokios mūsų tos problemos, kokios dabar jos yra vyraujančios, tai įvairiom tom formom mes tuo projekto metu norėjom iš tikrųjų tą jauną žmogų bent jau šiek tiek suaktyvinti, bet iš principo pagrindinis jo klausimas buvo visgi tas balsavimas nuo 16 metų, ar jis tikrai yra reikalingas, jis čia ir dabar, ar jau reikia imtis to stipresnio pokyčio. Tai iš principo, šiaip jau projektas baigėsi, tai žiūrėsim, kas toliau čia toj mūsų visuomenėje vystysis. Bet iš tikrųjų šiaip pokytis matosi, kad jis yra pozityvus ir kad tie jauni žmonės iš principo, aišku, bus visokių, vieni labiau už, kiti labiau prieš, bet šiaip all in all, tai manau, kad reikalingas dalykas. Manau, kad įvairios iniciatyvos, man atrodo, gali pagelbėti ir prisidėti prie to. Tai man labiausiai patinka ne tik kažkokie grandioziniai projektai, čia turiu galvoje ne tai, ką turiu mintyje kažką visą apimančio. Man labiausiai patinka minimalios iniciatyvos, nes ką turiu mintyje sakydamas minimalios. Tai būtent kurios veikia, kaip Raimonda ir sakė, lokaliam lygmenyje savo bendruomenėse, nes daug artimiau yra tai, kai mes patys ar jauni žmonės patys sugalvoja, kad jiems reikia kažko, kad jie galėtų savo veiklas toliau vystyti. Tai čia kalbant toliau apie balsavimą nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, tai buvau prieš kurį laiką susitikime su 90 Panevėžio rajono moksleivių įvairaus amžiaus.
Tai mane labiausiai nudžiugina visada tai, nes kaip ir kalbėjome, pilietiškumas yra daug kas. Tai man atrodo, kad pirmiausias pavyzdys yra įsitraukimas, kalbėjimas ir nebijojimas savo nuomonės reikšti, nes tai jau yra žingsnis į priekį. Atsimenu, kaip dažnai tekdavo man dar čia prieš keliarius metus galbūt ar kalbėtis, ar vesti kokius nors užsiėmimus ir nieko nėra baisiau ir aš tada labai supratau skausmą ir didelį solidarumą jaučiau su mokytojais ar su dėstytojais, kai sako, na, ar yra klausimų. Ir tu nieko negauni, jokio grįžtamojo ryšio, nei paprieštaravimo, nei sutikimo. Bet šiuo atveju jauni žmonės, kas man labai nudžiugino, patys pradėjo diskutuoti, aš stebiu ir aš ten pristačiau, žinoma, iniciatyvą, visas idėjas, kurios yra susijusios su tuo, kokie yra argumentai už, porą ir prieš pristačiau ir jie patys po to perėmė estafetę. Ir vienoje pusėje buvo keli, kurie aršiai pasisakė prieš, dėstė argumentus savo, kitoje pusėje jaunuoliai aktyviai labai pasisakinėjo už. Ir galų gale tenais buvo irgi labai panaši proporcija. Šiaip tai labai įdomu yra tai, kad nepriklausomai nuo miesto, proporcija yra panaši, kažkur 80-85% iš visos salės palaikė, keli prieš, keli susilaikė. Tai iš tikrųjų apie būtent tuos praktinius, aš sakyčiau, užsiėmimus ir kuo jaunimas yra, Raimondas vedama iniciatyva svarbi ir kitos, kurios yra susijusios su praktiniu ugdymu, tai be jokios abejonės manau, kad tai yra svarbiausia. Mes dabar planuojame organizuoti simuliacinius rinkimus mokyklose kartu su Lietuvos Respublikos prezidento rinkimais. Tai yra praktika, kuri yra užsienyje prigijusi, mes nacionaliniu mastu tą bandome pirmą kartą padaryti, tai irgi žiūrėsime, kaip seksis, ką galbūt reikėtų tobulinti ir ateityje, bet esu įsitikinęs, kad būtent tokios iniciatyvos yra svarbiausios ir reikšmingiausios. Tai buvo įvairiausių dar ir anksčiau tokių, ar tai būtų Elect 21, tai yra kandidatavimo kartelės sumažinimas ir sulyginimas su kandidatavimu Europos parlamentą, tai nacionalinio parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo. Čia buvo viena iš tų tokių galbūt atrodančių irgi tolimų iniciatyvų, bet praktiškai parodo, kad įtraukimas tų pačių organizacijų ir įsitraukimas gali lemti konstitucijos pakeitimą. Tai manau, kad tai yra pavyzdys, kad tobulame pasaulyje mes galėtume visi susiburti ir reikia ir pabrėžti, kad yra visados tos iniciatyvos galimos. Mes galime, mums reikėtų dar 6 žmonių, mes galėtume nueiti į vyriausią rinkimų komisiją čia netoliese su iniciatyva, pakeiskime kokį nors įstatymą, 50 000 parašų, Seimas turi svarstyti. Su konstitucija šiek tiek kitaip, 300 000. Tai čia galbūt netęsime, yra patirčių, bet iš tikrųjų svarbiausia, sakau, tai tos iniciatyvos jų galima vardinti įvairių, simuliaciniai rinkimai, balsavimas dėl patikrinimas nuomonės jaunų žmonių, tai kas įtraukia jauną žmogų, tai kas yra įdomu ir svarbiausia turbūt tai, kas yra patrauklų jaunam žmogui. Nes čia, manau, yra esminis dalykas, kur mes dar turim problemų. Nesugebam dar pritaikyti pilietiškumo, kalbėjimo apie politiką tokiu būdu, kuris nebūtų atbaidantis ne tik jauno žmogaus, bet ir vyresnio. Taip. Bet aš dar iš mažų labai iniciatyvų tai prisiminiau, kadangi čia gūdžiais 2009 gal buvo prieš Europos parlamento būtent rinkimus, aš atsimenu, buvo akcija, atrakcija, kad galėjai laimėti kelionę į Briuselį. Papirkinėjimas, gal nežinau. Aš norėjau klausyti, kaip čia. Mūsų konkursas vyksta kelionės į Briuselį, tarp kitko. Bet, žodžiu, šiaip tenai, aš atsimenu, buvo labai geras momentas, nes mes sakom, gerai, reikia dalyvaujam. Ir ten reikėjo gilintis į tuo metu esančią tą darbotvarkę, apskritai klausimus ir ką sprendžia čia tas Europos parlamentas ir prisidėti prie tų klausimų aktualizavimo. Ir aš nežinau, kodėl mes taip sugalvojom, ten buvo labai crazy idėja, mes pasigaminom transparantus, bet jau tikrai tokius, kur iš medžiagos ten pasidarai ant 2 kolų, ne iš popieriaus, iš medžiagos, nusidažėm ir ėjom į turgų, bet į labai tokį turgų, kur tik babytės pardavinėja dalykus, ten maisto produktus įvairius ir panašiai. Ir mes ėjom ten skandavom šūkius kažką ir apie genetiškai modifikuotus organizmus ir, ta prasme, apskritai apie šitą sritį. Tai buvo žiauriai efektinga ir mes ten dalinom tada ir skrajutes
žinutes apie Europos parlamento rinkimus ir kad galėtų žmonės pasiskaityti ir apie tuos produktus įvairius. Žinoma, dar tuo metu buvo lankstinuką kažkokį padarę Europe Direct, tai su obuoliais, ten skirtingais, nu žodžiu, tokius dalinom dalykus. Tai ir senjorai labai įsitraukė. Aišku, laimėjome tą kelionę. Bet labai buvo efektingas išėjimas ir toks visiškai mažmožis, bet mes tikrai pradėjom skaityti, gilintis, kas ten, kaip, kodėl. Ir iš tikrųjų irgi paskatino tą domėjimąsi apie tą patį Europos parlamentą, kur galbūt ten jis tuo metu kažkoks labai tolimas atrodė. Tai tokie maži irgi efektingai veikia dalykai. Tai tu turi tokį omenį, kad iš pradžių buvo galvojama, mes norime tą kelionę, o po to netyčia, aš jau sužinojau daugiau apie Europos parlamentą. Taip, o paskui žiūrėk, jau tam parlamentą. Nuo turgaus iki parlamento yra vienas žingsnis. Čia neblogas šūkis. Atrodo, vietinis laikraštis panašiai. Labai gerai atrašta būtų skamba. Taip. Laura, ar tu prisimintum kokių nors irgi, galbūt ir mažų tų kažkokių iniciatyvų? Aš galbūt norėčiau būtent ne Lietuvos perspektyvą ar ne, bet mūsų, kaip tolimesnių kaimynių, Italijos būtent pavyzdį norėčiau papasakot. Tai sakykime, dabar mums išvykus ar ne mainų studijoms rinkimai vyksta. Mes žinom, kad mes galim nuotoliu balsuoti, ar ne? Internetinė svetainė, prabalsuojam, viskas veikia. Tačiau prieš porą metų Italijos studentai to negalėjo daryti. Atrodo absurdiška, bet yra tiesa, jie norėdami dalyvauti savo rinkimuose, jie privalėjo sugrįžti į Italiją, prabalsuoti ir tada galėjo atgal važiuoti. Bet būtent viena iš nevyriausybinių organizacijų, tai Erasmus studentų tinklas, būtent Italijos mastu, jie pradėjo rinkti parašus, skleisti informaciją. Taip vadinamas hashtagus. Lietuviškai, dėja, ne lietuviškai pasakiau, bet grotažymės, taip. Bet pradėjo būtent skleisti informaciją. Įvykdyti įvairiausias apklausas, ar ne? Klaus studentų, kodėl jiems yra svarbu, kodėl jie nori. Ir būtent surinko parašus, surinko visą informaciją, viską pateikė jų įstatymų leidėjams. Ir šiais metais jie gali laisvai pasijungę iš nuotolio prabalsuoti rinkimuose. Tai man tiesiog būtent žavi tą idėją, kad ką jaunimas gali padaryti. Jie pakeičia įstatymus, jie parodo, kad jiems to reikia, kad jiems tai yra svarbu. Kad ne tai, kad aš noriu balsuoti, šiaip savo. Jie parodo būtent, kodėl, jie parodo, ką jiems reiškia tas balsavimas, jie parodo tą pilietiškumą būtent iš tos pusės, iš būtent balsavimo, sako, kad mes norim spręsti, kokia bus mūsų ateitis. Nesvarbu, kad šį mėnesį mūsų nėra Italijai, galbūt mes grįšim ir gyvensim visą gyvenimą. Tai nereiškia, kad mes neturim teisės spręsti. Tai tiesiog tokia labai idėja, pats įgyvendinimas. Ir tiesiog palaikymas aplinkinių valstybių, ar ne, tie jaunimo studentai, kurie Italijoje atliko mainus, tai sakykime, iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Švedijos, jie taip pat palaiko tą peticiją, jie taip pat dalinas. Tai tiesiog tas bendruomeniškumas, nesvarbu, kur jūs esat, bet jaunimo bendruomeniškumas, ar ne, tai tiesiog žavi. Pati idėja tai tikrai labai žavi. Labai pritariu ir pati dabar jau gerai atsimenu, tai pirmą kartą ir balsavau užsienį gyvendama. Tai toks, nežinau, įdomus jausmas ir man bus pirmą kartą, matyti, tikriausiai balsuosiu dabar jau gyvendama Lietuvoje, tai manau, kad vėl bus kitokie jausmai. Bet pritariu ir tikrai labai gera žinoti, kad turi tą galimybę tuo nuotoliu prabalsuoti ir kažkaip prisidėti prie geresnio gyvenimo, sakyčiau. Ir tada iš karto pereisiu, čia labai tinka pasidalinimas, bet artėja Europos rinkimai. Birželio 9 dieną. Balsuosime ir bus ir tokių jaunų žmonių, kurie tai darys pirmą kartą. Man įdomu būtų išgirsti, ar jūs aš dabar šiek tiek kalbėjau apie tai, kad pirmą kartą balsavau pati gyvendama užsienį, bet ar jūs prisimenate tą pirmąjį savo balsavimą, kada jau galėjote balsuoti rinkimus? Taip, labai įdomu sužinoti, bet čia. 2019 metai savivaldybių tarybų rinkimai. Tai pirmas kartas, kai jau man buvo, dar nebuvo 20, man atrodo, bet arti to. Tai kaip tik buvo praėję, Seimo rinkimai 16 metais, artėjo prezidento rinkimai, tai savivaldybių tarybų rinkimuose pirmą kartą dalyvauti ir tokia graži po to sąsaja ir sąskambis dabar apie savivaldybių tarybų rinkimus nuolat ir kalbame apie balsavimą nuo 16 metų. Bet prisimenu tai irgi kaip
žinojimą, kad tai yra svarbu, kad tai yra reikalinga ir kad norisi išreikšti savo balsą, ypatingai gyvenant mieste, kuriame tu renki savo atstovus, savo palaikomą kandidatų, ar tai partiją, ar tai politinį komitetą, ar gal kokį žmogų, kuriuo pasitikė, kuris kalba apie klausimus, kurie yra tau asmeniškai svarbus ir kuriuo tu gali pasitikėti. Čia, man atrodo, labai svarbus dalykas yra, kad dažnai ir manau, kad būtina kalbėti šiuo klausimu ir apie nepasitikėjimą, vyraujantį politinę sistemą, politikais bendraja prasme ir norisi galbūt ir padrasinti kartu, kad jeigu vieną kartą žmogus nuvils, vienas dalykas gali ir pasitaisyti tas žmogus, kitas dalykas tada galima sėkmingai kitais rinkimais ateiti ir parodyti, kad gerbiamasis ar gerbiamoji mano balsą praradote. Bet juo labiau norėtųsi dar ir pasakyti, kad čia yra ta vėlgi mintis, kur anksčiau aptariam šiandieną, tai tas rinkimų procesas yra ilgalaikis, kaip kas sako, baigėsi rinkimai, prasideda rinkimai. Tai būtent pilietis ir jaunas žmogus, kuris pirmą kartą balsuoja, turi ne tik nepamiršti to, ir tai yra sunku galbūt, ateiti prie balsadėžės, nebijoti to padaryti, žinoti, ką pasirinkti, iš begalės kandidatų sąrašų, juo labiau dar, kalbant apie Europos parlamento rinkimus, turime ir europinės partijas, kas tai yra per dalykas, dar kas tie špicen kandidatai, kas čia kaip čia, kas ta komisija, kas ta Europos taryba, kas Europos Sąjungos taryba. Tai iš tikrųjų yra daug tos informacijos, bet svarbiausia turbūt yra tai, žiūrėti tai kaip į galimybę būti atstovaujamam. Ir man tas buvo svarbiausia tuo metu. Žinojau, už ką balsuosiu jau seniai. Ir žvelgiau, stebėjau, aišku, ir kitų kandidatų į merus, laikysenas, ką jie siūlo, ką jie kalba. Ir tada tas sprendimas buvo aiškus pakankamai. Ir labiausiai svarbu turbūt dar ir tai, kad bus rinkimai. Ir nepamirškime tada ir naudoti savo rinkėjo privilegiją, bet ne tik balsavimo teisę, bet ir teisę parašyti po to Europos parlamento nariui, Seimo nariui, savivaldybės tarybos nariui, kad žiūrėkite, jeigu kažkas nepatinka jums, tai yra būtent rinkėjams ir jauniems žmonėms, darykite tai, nes tada po 4 metų tik tada gausite progą vėl išreikšti savo balsą. Tai prisimenu aš savo pirmuosius rinkimus būtent taip, kad žinojau, už ką balsuosiu, nuėjau ir laukiu labai kitų rinkimų. Labai smagus procesas šiaip. Smagus procesas. Taip. Šventė? Taip. Ar jūs galvojat, kad tai yra šventė, kai pirmą kartą ėjote balsuoti? Visada demokratijos šventė, aš sakyčiau. Aš pirmą kartą su tai iki gal net nepamenu to balsavimo, bet aš prieš tai visada kažkaip eidavau su mama kartu ir aš tai gerai, kada čia jau mano tas laikas ateis, aš irgi noriu balsuoti. Tai aš tik atsimenu tą, kad pagaliau galiu. O šiaip, kadangi vis tiek visada paskui rinkimuose dalyvaudavau, tai aš suprantu tai kaip pareigą ir kad reikia tai daryti. Ir man atrodo, šiandien dienai, bent jau mūsų čia turbūt burbuluose panašiuose, tai tas, kad eiti balsuoti ir šventė, ir reikia, tai yra net kažkoks nemada nenueit balsuoti, tai čia, nežinau, tu tik kitą sugėdint gali, kad tu čia dar nebalsavai, dabar kas čia per nesąmonė. Tai šitos pusės, man atrodo, kad pas mus jau gera ta prošvaistė ir aš tikiuosi, kad daugiau jaunų žmonių taip mąstys ir daugiau tų jaunų žmonių ateis ir tuos Europos parlamento rinkimus. Aišku, sakau, tikrai dažnai jisai atrodo pakankamai tolimas. Kita vertus, jeigu tai pasižiūrės, tai tu supranti, kad dalį klausimų iš tikrųjų mes gaunam, ta prasme vis tiek Europos Sąjunga vis tiek tam tikrose klausimuose taria žodį, ir vis tiek yra svarbu, kokią jie tą darbotvarkę mums pasiūlys. Tai iš principo tas prisidėjimas ir supratimas, kad nėra tai niekur nei toli, nei kažkur ir kad mes esame ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir Europos piliečiai yra svarbus momentas. Ir tiesiog tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių ateis į tos rinkimus ir jaus, kad tai yra šventė ir pareiga. Mano pirmieji rinkimai buvo prezidento rinkimai, bet jie ir buvo būtent vos netiesioginė prasme kaip šventė. Ateiname su mama, laukiam to eilėje, ar ne? Kai aš pateikiu savo dokumentą, jie mato, kad pirmas kartas himnas, konstitucija. Ir aš
stovi ir nežinau, į kurią pusę žiūrėti, ką daryti. Visi mane atsisuko, aš taip, nu, Dieve galvoju. Bet tai tiesiog toks netikėtumas, nes mama nieko nesakė, bet ji stovi iš šono, taip ir šypsosi, mato jau, bet tiesiog, kad toks netikėtumas, bet iš tikrųjų kaip šventė. Aš atėjau, tą savo balsą palikau, išeinam, tą lipduką turiu ir taip džiaugiuosi, nes aš turiu 2 jaunesnės seses, kurios dar negalėjo balsuoti tuo metu. Bet aš jau tuo metu geriau savo, tokią šventę mes atėjom, himnas, konstitucija, tu savo tą balsą išreiški, tai ir jos taip sėdi, klausosi. Ir po poros metų visus kartuojam balsuoti, tai tiesiog, aš sakyčiau, ta patirtis kiekvieno vis tiek yra skirtinga, aišku, prezidento rinkimai, ar ten Seimo, ar kokia nors kitokia. Tiesiog, kad svarba būtent, sakyčiau, gal pirmieji rinkimai yra svarbiausia. Jie palieka tau didžiausią tą įspūdį. Kadangi nuo jų, kaip ir viskas toliau, vis tiek, ta prasme, yra tas toks pasąmoniai kažkokia būtinybė eit, išreikšti savo valią, išreikšti savo norą. Ir neseniai mes, lygiai praeitais, gal metais, jau nebeatsimenu, mero rinkimus turėjom. Tai ten aš buvau jau rinkimų komisijos narė. Tai būtent tiesiog ir iš kitos pusės norėtus pasižiūrėti. Tai svarbiausia yra noras, svarbiausia yra išreikšti savo norą. Tiek balsuojant, tiek dalyvaujant. Tai, kaip ir man minėjo, aš tikiuosi, kuo daugiau mūsų jaunimo ateis, nes per mero rinkimus tai tikrai mačiau, bent jau to mano savivaldybė, ar ne, jaunimas tikrai buvo aktyvus, jie matė tą reikšmę, ar ne, tą būtinybę ateiti ir pakeisti, jeigu būtent kažkas nepatinka šiuo metu, ateikit, pakeiskit, nes jūsų balsas yra tas svarbiausias. Ačiū, Laura. Matau, kad artėjame prie pabaigos, bet aš tada norėčiau tokią hipotetinę situaciją gal. Taip dabar sėdėjau, galvoju, nes klausausi ir man yra įdomu ir atrodo, kad kiekvienas sakinys yra lik, nežinau, vertas įsidėmėti, kad aš atsiminčiau, tada, kad kitiem tai galėčiau pasakyti, bet tikrai visų negalėčiau priklijuoti prie ekrano ir sakyti, jūs turit paklausyti dabar, ką pakalbėjo pašnekovai. Ir tarkime, bendrauju su žmogumi, kuris, kaip ir Umberto minėjo pradžioje, tarkim, sako, mano balsas nieko nereiškia, arba man čia per sudėtinga, jeigu kalbam apie Europos rinkimus, ką žinau ten, kokios ten tos funkcijos ar dar kažkas. Ir turiu, tarkime, nežinau, minutę laiko kažką pasakyti ir tą tokį, lyg tą skambi antraštę, kad manęs paklausytų arba pradėtų domėtis. Kaip sutalpinti tą minutę tokį ateik balsuoti. Sunkus darbas. Ar laikmatį nuimsime? Minutės. Nuimsiu. Aš nuimsiu. Galime pabandyti. Nuimsiu. Tada 3 sekundės pasiruošti. Tai kol jis ruošiasi, tai aš dar papasakosiu. Gerai, pasiūlė štai laiką nuimti ir mikrofoną atėmė. Dėl ko reikia balsuoti, nes po to jūsų balsą panaudos kiti. Tai aš tiesiog apie tavo formas norėjau pratesti, kur sakė, kad reikia naujų formų jaunimui ir apskritai to prieimo. Tai tiem nenorintiem nieko negalvojant, ne tai, kad negalvojantiem, bet tiesiog pasyvesniem. Tai mes ir to projekto metu sukūrėm dar tokį žaidimą kortelių, iš tikrųjų, tai bandysim irgi mokyklom paplatinti, kuris būtent skatins pilietiškumą ir įvairius supratimą apie politiką, įvairiais rakursais ir apie tą pačią Europą ir apie Lietuvą. Tai ta prasme, tų formų ieškojimas, man atrodo, irgi gali padėti tuos jaunus žmonės atvesti kitos balsadėžės. Ar jūs pasiruošęs, ponai? Esu. O į ką aš kreipiuosi? Į jūs? Aš galiu būti gerai. Aš pabandysiu tada pasakyti tai, kas manau yra svarbiausia. Gerai. Tai per minutę reikia pasakyti tai, kad akivaizdu, kad kiekvienas jaunas žmogus turi savo nuomonę, savo pažiūras ir savo vertybės. Klausimai dėl gyvūnų teisų, klausimai dėl žmogaus teisų, klausimai dėl mokesčių galų gale, tai jie palies kiekvieną tiesiogiai. Ir jeigu stebite visi aplinką, sprendimus, kurie priimami, veikiausiai, jeigu palaikote štai ir gyvūnų teisės dėl medžioklinių taikiklių ir dar kitų dalykų, nesijaučiate laimingi. Tai būtent dėl tos priežasties reikia ateiti prie balsadėžės. Bet koks klausimas, koks bebūtų,
ar palaikot, ar esate prieš. Ateikite balsuoti, nes kitu atveju nieko nebus. Jūsų balsas bus nieko vertas, kažkas kitas už jūs nuspręs. Ir reikia rūpintis politiką iki tol, kol ji nepradėjo rūpintis jumis pačiais. Ir sakyčiau, kad čia yra esmė. Nesvarbu, palaikai, nepalaikai, išreikš savo balsą. Ir parodyk, kad tau rūpi, nes tada balsuos kiti, kurie turi priešingą nuomonę ir nuspręs už tave. Puikiai, 54 sekundės. Wow! Ir tada aš tai iš jūsų kiekvieną. Va, čia žaidimas sugalvojom dabar. Bet taip net kažkaip. Nežinau, aš tai neturiu tokios minutės. Bet tu galėsi... Ne, tai aš galiu... Nusimsi ar aš galiu? Ne, aš galiu trumpiau negu per minutę. Ar mes tiesiog... Ačiū, čia varžybos prasideda. Laura, tau lieka 20 sekundžių. Ne, šiaip tai... gerai, aš nusimsiu tą laiką iš principo. Bet svarbiausias momentas, man atrodo, reikia suprasti, kaip ir sakiau, du dalykus. Vienas dalykas, kad taip, tai yra pareiga ir pareigas reikėtų vykdyti ir reikėtų to nepamiršti. Kita vertus, reikia suprasti, kad tai yra ir šventė ir visada galbūt savo ir pasakyti, kad neužkrauti savo tai kaip kažkokios tragiškai sunkiaus atsakomybės, bet kaip šventinės atsakomybės. Ir kita vertus, jeigu mes tikrai galvojam, kad, ateisiu, čia nieko nebus, ta prasme, ar aš ateisiu, neteisiu, nieko čia nepasikeis. Tai taip, jeigu mes neteisim, tai niekas ir nepasikeis. Tai čia obvious, man atrodo. Bet reikia ir suprasti, kad nuo mažų dalykų viskas prasideda. Jeigu mes galėsim ateiti, išreikšti savo balsą, mes jau prisidėsim prie to pokyčio. Ir pagrindinis dalykas, turbūt, ką reikia įsisąmoninti, kad jeigu aš galvosiu, kad mano balsas yra svarbus ir aš pokytį galėsiu padaryti, tai aš jį ir padarysiu. Kitas momentas yra tas, kad jeigu aš ateisiu, jau balsuosiu, aš vėliau tikriausiai, kad įsitrauksiu labiau. Man bus svarbu, galbūt, ką tas mano kandidatas darė, galbūt aš jam paskambinsiu, kaip Umberto pasiūlė, ar ne. Tai iš principo mano įsitraukimas prasideda nuo rinkimų, jeigu jau taip formaliai žiūrint. Neformaliai, tai tikrai gali jaunas žmogus ir plačiau įsitraukinėti, bet ateiti ir išreikšti savo nuomonę yra beprotiškai svarbu ir reikalinga. Ačiū. Kiek čia to laiko? Minutė, panašiai. Nes, išsidegė, ką daryti. Teisingai, viskas teisingai. Tai kiek? 40 sekundžių. Taip. Labai sunku jau kažką pridėti pabaigai, kai tiek daug pasakyta. Nors ir tik 2 minutės, bet tiek daug pasakyta, kad toks bandysiu apibendrinti greitai per 40 sekundžių. Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad demokratija, šiais laikais nereiks demokratijos priimti kaip savaime aiškaus dalyko, ar ne? Ne visi turi dabar tą privilegiją, ar ne? Sakykime, demokratija jau yra privilegija. Ir mes turėtume džiaugtis, kad mes galim išreikšti savo balsą, kad mes galim ateiti, mes galim parodyti, ko mes norim, kaip mes norim, kada mes norim. Ir būtent tas faktas, kad galbūt aplinkiniai, yra tikrai nemažai žmonių, kur sako, neįsiu, nieko nepakeis vienas balsas, aš tik tai vienas, ką aš padarysiu. Nuo vieno žmogaus viskas ir prasideda. Užtenka vieno, prisijungia antras, jau ir organizacija kūrė, jau ir nežinia, kas ten vyksta, bet tiesiog nuo vieno žmogaus viskas prasideda. Nuo vienos idėjos viskas prasideda ir vystosi, kol mes matom tą pokytį būtent mūsų kasdieninėme gyvenime. Ir tiesiog, kad ateitis būtent ir atlygina tiems, kurie vežės pirmin, ar ne? Tai siūlyčiau tiesiog nebūt kaip suminusiam, sakykime, ar ne, negalvot negatyviai, negalvot, kad tavo balsas nieko nereiškia. Jeigu tu eisi pirmin, tai ateity būtent tau ir bus ta nauda, ar ne? Jeigu tu dabar sueikvosi, sakykime, 5 minutės, ar ne, pasirašyt, įmest, tai bet vėliau, kiek tau to, sakykime, tiek laiko, tiek emocijų sutaupys, ar ne, kai tu matysi, kad vyksta tai, ko tu norėjai, ko tu siekiai ir būtent tavo pagalba tas ir vyko. Ačiū. Daugiau negu 40 sekundžių. Man atrodo, visi čia maždaug užtrukėte minutę. Tai aš ateisiu balsuoti. Laukiu. Ir lipduko nepadarys. Visose. Ir lipduko, tai būtinai. Taip, aš praeitą kartą negavau lipduko, taip nusiminau. Aš manau, kad čia reiškia, kad balsas buvo neįskaitytas. Ne, buvo likę tik tai, kad aš pirmą kartą balsavau, aš jau nebe pirmas. Tai galima 2 pasiimti tada. Kad jau antrą. Tai jeigu šiaip savo nenorite balsuoti, bent dėl lipduko. Bent dėl, teisingai, man čia iš vis yra 5 sekundžių. Konstitucija. Pirmą kartą. Konstitucija duos. Super. Taip. Tai ką, ačiū Jums labai. Aš minėjau lūkestį savo, kad noriu išsinešti naujų minčių
ir tikrai jaučiuosi įsikvėpusi ir man labai patinka, kad mes kombinuojame kelis dalykus ir tai yra, kad balsavimas arba buvimas tuo pilietišku jaunu žmogumi, tiesiog žmogumi yra ir šventė, bet tai yra ir pareiga ir man labai yra kažkaip gražu, kad mes galime šios du dalykus jungti ir ne tik sakyti, kad einu nes reikia, bet ir dėl to, kad Raimonda girdėjau sakė, tiesiog šventė, tai žiauriai jėga yra, žiauriai kietai. Tai labai jums ačiū, kad atvykot, kad pakalbėjot ir gražios likusios dienos.